Aš Rolandas Žeimys, esu šio klubo savininkas ir treneris. Buvau profesionalus sportininkas, dirbau treneriu įvairiuose klubuose – Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Vokietijoje. O čia buvo mano svajonė. Nuo 24 metų pradėjau sportuoti šitą sportą, tai praktiškai nuo tų metų mano buvo svajonė. Niekas netikėjo, nei tėvas, nei mama, visi juokėsi, galvojau, kad neišeis mane. Įstojau LKK, mokiausi, viską pradėjau, viską nuo, kaip sakom, nuo nulio. Ateities planai, manau, kad po 1-2 metų laikotarpį atsidarysim antrą klubą Kaune. Vietovės dar nesakysiu, žinau, bet nesakysiu. Įstatomas tas pastatas yra. Ir tobulėti, eiti į priekį, tik į priekį. Nuo 70 metų yra vyriausia moteris, sportuoja ryte iki 13-14 metų. Pirmą reikia įsirinkti gerus trenerius, kad nesėdėtų kabinetuose, dirbtų su žmonėm. Aišku, kad būtų išsilavinimas, būtų praktika, ta prasme teorija ir praktika būtina. Ir klubas, kad būtų atitinkamas, nevadinamas toks, kaip sakykime, Rusio tipo, bet turi būti šiuolaikiški treniruokliai, kad nepakenkt žmogui. Taip, esu Eglė Jankauskaitė, Rolando Žeimio klubo trenerė. Aš manau, kad sportuoti verta dėl to, vien tik tai dėl savo sveikatos, asmeninės. Dėl kūno linijų dailinimų, sakykime, merginom, tai tam, kad atrodyt gražiai, seksualiai, vaikinam tam, kad jaustis stipriem, vyriškiam. O šiaip tai, tai tiesiog aš manau, kad nereikia padaryti sporto gyvenimo būdų, bet nuolatos palaikyti sportinę formą yra gerai. Pradedančiam rekomenduočiau pirmiausiai žiūrėti į tai, į savo patį kūną, kaip reaguoja kūnas į sportą. Sakykime, jausti, ar ne per smarkiai apkrauni, ar kažkur neišlenda papildomi skausmai, nes labai greitai pasijunta trūkumai vitaminų, papildų kažkokių, sveikatos problemos. Todėl reikėtų pradėti labai lengvai, iš lėto ir tiesiog klausyti savo organizmo. Apie maisto papildus aš turiu iš tikrųjų savo nuomonę, bet mano nuomonės tikrai nepiršiu visiems kitiems. Esmė yra tokia paprasta, kad, sakykime, priklauso nuo to, ko žmogui reikia. Tokios kaip amino rūgštys yra reikalingos tam, kad raumuo atsistatytų, tai čia galima siūlyti visiems iš eilės. Žmogui, kuris yra pasportavęs kažkurį laiką. Visokie proteinai, gaineriai, dar kažkas, viskas jau čia priklauso nuo to, ko žmogui reikia. Masės, raumens masės, deginimo. Aš manau, kad papildų nereikėtų vengti, bet reikėtų juos vartoti protingai. Sportuojantis žmogus turėtų prisižiūrėti, bent jau minimaliai. Pagrindiniai principai būtų tiesiog valgyti pakankamai dažnai, stengtis valgyti vienodų laiku, nelabai didelėm porcijom ir prisižiūrėti, kad būtų sveikesnis maistas. Ne McDonald'ai, o namuose darytas, sveikas ir šviežias geras maistas. Ačiū. Sportas, galima sakyti, reiškia man kaip ir mano visą gyvenimą. Be jo neįsivaizduoju, kadangi sportuoju nuo 7 metų, tai jau apie 15 metų. Man sportas tai kasdienybė. Mane sportas sukdo, aš be sporto kai nesavas. Pavyzdžiui, einu savaitę laiko sportuoti, visas sustingęs, surakintas, nežinau, kas tiesiog daras. Pirmiausia, galbūt toks ir bendravimas kolektyve, naujų pažinčių ir plius, aišku, dėl savo sveikatos, kad palaikyti tonusą, kad kaip sakoma, neapsileisti, judėti, nes daugiau dabar tokie darbai yra, kaip sakoma, technologija žengia į priekį ir daugiau tokie pasyvesni. Sportas tai gyvenimo užsiėmimas, gyvenimo hobi, skaityk taip. Pradėjau norėjau kažkokių pokyčių, kažką pakeis, kažko pasiek galbūt. Ir kaip sakau, sportas mane, kai pradėjau ugdyti, viską užsibrėžiu, tikslą pasieki savo. Taip ir gavosi, kad užsibrėžiau, padariau savo.
Kai pradėti sportuoti, galbūt pirmiausia tai nuo savo norų, ką tu nori pasiekti. Ar būtent tik tai palaikyti tonusą, ar kažką tai aukščiau, kai yra dauguma irgi siekia ir padalyvauti varžybose ir kaip sakoma, vėlgi palaikyti savo formą. Čia galėčiau pasakyti tokį pavyzdį kaip iš savo gyvenimo, kadangi buvau padarius truputėlį nedidelę pertrauką. Ir kai supranti, kad jau be to nebeišeina, visą laiką niuri vaikštai, liūdna, tai tada reiškia jau laikas pradėti vėl. Kiekvieną kartą, kai atrodo sunku, pavargsti, susirgi, atrodo visi kas su draugais į miestą, kas kur nors poilsiauja, dar kas nors, tu sportuoji ir prisimeni, dėl ko visą tai darai dėl savęs, tu save ugdai. Kažkas, kad būtum kažkas. Žinai, dėl ko kiekvienas žmogus turi kažką savo, dėl ko tai daro. Kaip motyvuoju? Paprasčiausia, su geru kolektyvu visą laiką norisi sugrįžti, pasportuoti, pabendrauti. Tai ne tik tas sportas yra, bet ir dar labai smagus bendravimas. Dėl to renkatės Rolando užėjimų sporto klubą? Šiaip jo. Ir dėl to plus yra gera priežiūra, geri treneriai, kurie tikrai duoda daug patarimų, pamoko, ką daryti, kaip daryti, kad mažiau traumų būtų. Tai sportas vien ne to nesibaigia, kad atėjau, pakėliau, padėjau ir išėjau. Bet yra taisyklingai daryti ir, kaip sakoma, nežaloti savęs su tuo sportu. Gerai, ačiū. Prašom.